Radijo namai, tai yra labai gerai. Radijo namai, tai yra labai gerai. Keliavote Turkijoje, kas jums patiko? Man patiko labai daug įdomių dalykų, pamačiau tenai. Pagulėjau ant saulės, pasimaudžiau, buvau akvaparke, matėm, kaip spaudžia alyvuogių aliejų ir daug visokių kitokių turėjom nuotykių. Turkija turi vandens baseiną, ar jums patiko? Taip, man vandens baseinai labai patinka. Man patinka maudytis, man patinka šiltas vanduo, saulė. Tai tikrai Turkijoje rekomenduočiau visiems, labai smagu tenai. Kokį sportą mėgsta turkai? Turkijoje, žinau, labai visi mėgsta futbolą. Yra daug stiprių futbolo klubų. Taip pat Turkija garsėja ir imtynėmis. Jie apsipila aliejum ir imtyniauja, kas ką nuvers. Gana įdomus sportas. Koks yra Turkijos tradicinis maistas? Tradicinis maistas Turkijoje, tai turbūt visi žino, kebabai. Labai... Kebaba! Taip, kebabai mėgsta ir turkai, mėgsta ir lietuviai, tai populiarus patiekalas. Ir mes valgiam. Buvo labai skanu. Yra Turkijos kalnų. Taip, Turkijoje, žinau, yra vienas didžiulis kalnas. Iki dangaus 5 km, jau gerai atsimenu aukščio, būtų Ararato kalnas. Tai vienas aukščiausių kalnų Turkijoje. Gal net Europoje. Radijo namai, tai yra labai gerai.